Tai buvo pirmas kartas Roni Vahedui, kada jis rungtyniavo už savo gimtinės ribų. Ko gero jis suteikia dar papildomą pasitikėjimo savo jėgomis. Labai neblogai atrodo šis įžaidėjas ir metimą turi gerą ir perdavimus savo komandos draugams skirsto neprastai, o čia netaiklus Renaldo Seibučio baudos metimas. Jau antras šios dienos rungtynėse. Vienas iš dviejų, Lietuvos komanda padidina persvarą iki 5 taškų, Libano ataka ir Lietuvos rinktinei taip pat turėtų likti laiko. Lietuviai yra prasižengę 4 kartus, taigi nereikėtų dabar prasižengti. Pavyksta apsiginti Lietuvos krepšininkams, dar 18 sekundžių, nepavyko greita ataka ir stabdo ją Mantas Kalnietis. Viską iki galo dabar reikia padaryti Lietuvos rinktinei. Kalnietis, Martynas Gecevičius, jo metimas iš po krepšio taiklus ir varžovai turi teorinį šansą dar. Štai toks metimas per pusę aikštės ir po 2 kėlinių Lietuvos rinktinė pirmauja prieš Libano ekipą rezultatu 39-32. Po ilgosios pertraukos, po didžiosios pertraukos grįžta į aikštę abiejų komandų krepšininkai, rezultatyviausiai jūsų ekranuose, perskirtame ekrane. Vahedas pelnė daugiausia taškų mūsų varžovams, o Lietuvos rinktinės rezultatyviausias krepšininkas yra Martynas Gecevičius. Ir pats smagiausias dalykas yra tas, jog Martynui pavyko pataikyti 3 tolimus metimus, 4 pro šalį, bet 3 taiklus, 3 iš 7, jau šis tas ir 11 taškų Martyno Gecevičius. Sąskaitoje statistika kol kas labai panaši. Ir du kontrastai vienoje ir kitoje pusėje. Pirma, Lietuvos rinktinė labai akivaizdžiai laimi kovą dėl atšokusių kamuolių, 23-15, ir ta kova dėl atšokusių kamuolių leido pelnyti ir papildomų taškų, 14 pakartotiniais bandymais. Varžovai pradeda trečiąjį kėlinį taiklių tolimų metimų. Ir kitas epizodas techninėme protokole yra tas, kad Lietuvos komanda šiandien dažnokai klysta, jau prarado 9 kamuolius ir varžovai išnaudodami Lietuvos rinktinės klaidas jau yra pelnę 10 taškų. Lietuvos komanda po varžovų klaidų taškų nepelno ir nesurengė šiandien kol kas nė vienos greitos atakos. Jacksono Romano perdavimas per stiprus. Ir Lietuvos rinktiniai lieka tie patys 6 taškai, kurie buvo po Lino Kleizos dvitaškio. Linas Kleiza šiandien pelnė 8 taškus, rezultatyviausiai krepšininkai Lietuvos komandoje be Martyno Gecevičiaus, kuris pelnė 11 taškų, ir Lino Kleizos su 8 yra Tomas Delnikaitis, kuris taip pat yra pelnęs 8 taškus, 5 šiandien kol kas įmetė Renaldas Seibutis, 4 Tado Klimavičiaus sąskaitoje. Martynas Andriuškevičius, netaiklus jo metimas, pabandė drąsiai sužaisti prieš Jacksono Romaną, El Khatibas ir dar vienas metimas iš 3 taškų zonos. Šį kartą netaikliai meta varžovai ir kamuolys liečia krepšio konstrukciją, atitenka jis Lietuvos komandai. Varžovų komandoje rezultatyviausias yra būtent tas žaidėjas, kuris ką tik metė iš toli, tai yra Roni Vahedas, 16 taškų, labai aiškiai jis išsiskiria, tačiau daugiau rimtų talkininkų kol kas neturi. Libano lyderis Fadis El Khatibas kol kas yra pelnęs 4 taškus, Jacksonas Romanas 3, Jonas Mačiulis prieš El Khatibą, netaiklus Jono Mačiulio metimas ir atkovoja kamuolį Martynas Andriuškevičius. Linas Kleiza. Pasitraukė Tomas Delnikaitis. Ir štai taip, pagaliau pavyksta tiksliai sužaisti ir Martynui Andriuškevičiui. Įmetė jam gražiai kamuolį Tomas Delnikaitis į baudos aikštelę. Martyno sąskaitoje šiandien 4 taškai. 43-35 El Khatibas prieš Joną Mačiulį. Ne taip paprasta nugriauti Joną. Ir dar su Martyno Andriuškevičiaus pagalba gražiai apsigina dabar Lietuvos rinktinė. Martynas Gecevičius sustoja prie tritaškio linijos ir prie varžovų gynybos sienos. Tomas Delnikaitis. Dar, ko gero, ir anksčiau reikėjo įmesti tą kamuolį Martynui Andriuškevičiui ir gal net ne nuo žemės, o tiesiog. Dabar naujas 24 sekundės Lietuvos atakai, o čia
ko gero būtų užtekę ir Jono Mačiulio gynybos, bet jeigu ką, pasaugoja Martynas Andriuškevičius. Gražus epizodas gynyboje ir Lietuvos rinktinė galėtų susigrąžinti ir dviženklį pranašumą. Dar viena koja. Įnirtingas mūšis vyksta A grupėje dėl pirmosios vietos Argentina Serbija. Kol kas 1 taško skirtumas. 31-30 pirmauja serbai. O čia Martyno Gecevičiaus, vieno iš 3 Martynų mūsų komandoje metimas iš toli. Martynas Gecevičius šiandien jau pelnė 14 taškų ir 4 tritaškiai iš 8. Net nebijoti reikia dėl to, kad specialiai laiko Martyną Gecevičių Lietuvos treneriai aikštelėje ir ko gero netgi turi tokią užduotį visada pasitaikius progai atakuoti varžovų krepšį Martynas Gecevičius, nes yra vienas dalykas mėtyti tritaškius treniruotės metu ar per apšėlimą ir kitas per rungtynes, kaip tik per rungtynes ir nepavykdavo pataikyti Martynui Gecevičiui ir dabar proga padaryti tai rungtynėse su Libano komandai. Jonas Mačiulis irgi nusižiūrėjo pavyzdį, pataiko irgi iš toli 49-38 ir pražanga prieš Jacksoną Raumaną, jį Martynui Andriuškevičiui. Antroji šios dienos rungtynėse ir Jacksonas Raumanas meta 2 baudos metimus. Pirmąjį prameta Roni Fakedas ir jo statistika šiandien 16 taškų. 4 taiklūs tolimi metimai iš 8. Praktiškai Libano Martynas Gecevičius šios dienos rungtynėse. Roni Fakedas pasižengė 3. kartą ir dėl to atsisėda ant suolo. Ali Mahmudas, jo artimiausias rezervistas, tai yra tas krepšininkas, kuris keičia Roni Fakedą Libano komandoje, o čia neatsargus išsimetimas iš užribio. Nieko nepadarysi. Nieko nereiškiančios rungtynės yra nieko nereiškiančios rungtynės. Ir svarbiausia, kad po to tas atsipalaidavimas nenukeliautų ten, kur nereikia. Svarbiausia, kad kaip tik ta geroji banga, tas intensyvus ir puikus Lietuvos rinktinės žaidimas būtų nusineštas ir į aštuntfinalį, ir į ketvirtfinalį, ir į apskritai į atkrintamąsias varžybas Stambule. Mes prisimename, pavyzdžiui, buvo 2008 metais olimpinėse žaidynėse vienos rungtynės grupėje, kurias lietuviai labai stipriai pralaimėjo Australijos komandai. Pralaimėjimas nieko nereiškia, turnyrinėje lentelėje viskas buvo taip, kaip ir liko, bet kažkokį psichologinį pėdsaką tas pralaimėjimas paliko ir galiausiai Lietuvos komanda, tada įveikusi ketvirtfinalio barjerą, vis dėlto liko be medalių. Taigi geriau, žinoma, yra laimėti ir laimėti žaidžiant tą patį solidų ir aukšto lygio krepšinį. Martynas Gecevičius iš toli, Jonas Mačiulis pabandė pamušti kamuolį atgal. Varžovų greitas atsakymas. Pristabdė jį Martynas Gecevičius.